Labadiena, visada Baltijos kelio proga. Prisimenam šitas sąvokas, aišku. Šiandien čia jo labiau labai tinka, bet aš manau, kad aš apie Baltijos kelią čia pasiruošiau ir tai pasakyti, kad ir aš žinau jį. Bet tik tiek. Eisim prie pagrindinio reikalo. Kaip žinia, išėjo Lavrovo, taip vadinam dabar, Lietuvos istorija. Užsienio reikalų ministras Putino suteikė savo vardą pratarmei į Lietuvos istoriją. Ką tik sugalvojau parašyti Rusijos istoriją, pasitelkus lenkus, ukrainiečius. Kalbinau Liną Linkevičių, vieną iš mūsų užsienio politikos strategų, inovatorių. Jis sakė, nekiškim pirštų į šalį. Nors aš jau žinojau, aš esu iš Petro Repšio nupirkęs jo grafiko šedevrą, Karvašudį. Net žinojau, ką dėti ant viršelio. Bet kol kas iš tikrųjų sulaikysiu nuo Petro Repšio šito paveikslo, patikėsiu Linu Linkevičiu, bet šita tema tebelieka mums bet kuriuo atveju svarbi. Kas yra svarbaus? Svarbu yra tai, kad visi lietuviai išmokę esam. Man labai kartais stebisi, kad lietuviai labai sako, oi, meluoja. Oi, vagia Baltarusijai. Mylėjai, 100 metų tas yra. Varvaldas Rakutis papasakojo puikiai apie kokią nors Rusijos savo ribų užėmimo pateisinimus. Tiems reikalams tai yra, Jekaterina sakė, nieko svetimo neįmų. Kaip žinia, per padalyjimus. Koks nors Ivanas III, didysis Ivanas, kuris pradėjo žemių rinkimo, irgi nieko svetimo neįmų. Viskas tas sena, tik mes kažkodėl kaip vištai iš vapalo pradedam stebėti. Kaip čia taip atsitiko? Kaip čia Putinas dabar taip meluoja? Nieko jis nemeluoja. Ir mūsų karta, gal čia jaunimo ne tik jau, matau, bet ne per daugiausia, mūsų karta visi mokinomės kokį vadovėlį? TSRS istoriją. Nėra dar suaugusio mano kartos žmogaus, kuris nesakytų, mes Lietuvos istorijos tik tokią mokinom, ten tą Jučio Merkio. O šiaip yra istorija SSR, TSRS istorija. Putinas nelabai daug ką mėlėjai pridurė. Dėl to verta susirasti tuos vadovėlius ir perskaitykit, kad žinotumėt, kokią kalbą kalba Maskva. Pirmas nutilėjimas. Kad ir kaip tame TSRS istorijos vadovėlį, šito reikalo nerasim, kuris parašyta. Mūšio prie Mėlynųjų vandenų nerasime, Algirdo nerasime, viskas užtušuota yra lenkai, dažniausiai. Lietuviai kartais prisimename, bet yra lenkai ir vakarai. Išvedė Rusiją iš pusiaukelės, bet ne Algirdas. Kuo mums tas Algirdas svarbu yra, tai jau parodysim. Tai parodysim dėl to, kad atkreipkite dėmesį. LDK žemėlapis čia vytautinis. Įsidėmėkim šiaurinę ribą. Jis šiaip aš nelabai mėgstu to žemėlapį. Jis yra toks imperialistinis, man visada labiau Olandai patinka. Jų imperija, kuri nesimato pasaulyje. Bet žinai, kad ir Pietų Amerikoje, ir Filipinuose, ir Indonezijoje. Kažkaip Olandai moka tą padaryti. Mes čia šakojamės su šitais plotais, bet pilių su mūro kuoru 16. Vokiečių ordine 260. Nu tai ir visą tai pasako. Olandijos ar Vokiečių ordino, čia mums arčiau, skirtumėlį nuo mūsų šitų plotų. Nelabai mėgstu. Bet labai suošė Maskvoje, Žurdome, tai vadiname žurnalistų namus, kai aš pristatinėjau Gudavičiaus knygą. Didžiai daly Maskvėnų, Maskvos žemėlapis, kur šalia Tulo ir Kaluga, padarė įspūdį. Tai rusams gąsdinti tinka. Šiaip ypatingai jo pūstis nereikia, bet vienas dalykas kuresnis. Atkreipdėmės į kairį žemėlapį, tarp jų čia yra žemėlapis iš istorijos SSR, iš mūsų senų vadovėlių. Aš tik užbrėžiau raudoną liniją, kur LDK. Ką paėmė LDK? Paėmė Kijevo Rusijos branduolį. Naugardas. Žiūrėkit, žalia spalva yra jau atskira tema, kur tas Ivanas III užėmė 1478 metais žiauriausių būdų nuteriodamas ir sunaikinamas tą tokio vikingiškos ar rusiškos
tokios bojariniškos demokratijos vienintelė tokia, Salevkovas. Vienintelė. O visa kita atkreipkitėlis yra į tautinę erdvę. Tai va, to Putino istorijai nėra. Pirmasis nutilėjimas ar net melas. Nėra šito reikalo net ukrainiečių istorija. 2006 metais, kai su Adamku važiavom kartu į Kijevą, buvo Kijeve jo oficialus priėmimas. Aš klausinėjau ukrainiečių, kur buvo Lietuvių pilis. Tuo metu jie nežinojo. Kumža ambasadorius pagaliau surado vieną archeologą, sako, aš įtariu, kad gal tas gali žinoti. Paaiškėjo, kad jis žino, jis kasė šitą kalną. Jis yra Zamkava Jėgara. Pačio Kijevo vidury. Ant jos buvo Lietuvių pilis, šaltiniai 17 šneka, su 17 bokštų. Nu, medinė. Tai medis Ukrainoje, net medis yra vertybė didžiulė, apie mūrą jau nešneka. Tai va, šitų temų absoliučiai nėra. Lietuvos vaidmens Kijevo Rusios likime nėra Putino istorija. Jos nebuvo ir istorijos SSR. Na va, čia tas Zamkava Jėgara, čia vaizdas nuo, ten matome Paskirstėnskį sabor, čia tas spustas, šalia eina link Bulgako muziejus. Na va, ir štai todėl, pirmą, tą visi daugmaž žinom, net nepaaiškindami gerai, kad kodėl Maskva kažko nori, bet aišku yra 15 amžiaus vidury. Du centrai tai yra. Toj erdvėj visoj, kuri nusamdo kaip savo šaltinį, va tie rosijanai, kuriems ir Elbė yra sava palabė su slavais, bet nepriklauso SSR, DDR negali žymėti erdvės. Bet žymi TSRS erdvė, SSR erdvė. SSRS erdvėj iš viduramžių tai yra du šaltiniai jėgos. Ryga nėra šaltinis jėgos. Talinas nėra, Kijevas yra paimtas Lietuvos, apie Vidurinę Aziją ir Kaukazą nėra ko kalbos, tai yra mėlėjai Maskva ir Vilnius. Ir va tas atsimena. Va šitą Putino istoriją atsiminė ir 19 amžiaus istorikai rusų. Tad jiems labai reikėjo sukurti idėją Litovską-Ruskąjį государство. Kad paaiškinti, kad yra Maskvos istorijos versija, Rusijos ir vilnietiškoji Rusijos istorijos erdvė. Ta vilnietiškai sukuria tas Litovskai per dantį sukandus kartojama yra. Geriau yra pasakyti Litovska-Ruskąjį. Na, va, turim šitą žaidimą. Taigi antrasis nutilėjimas yra tas va, apie tą LDK ir Maskvos priešstatą, jos irgi nėra. Mes nerasim nei Vilniaus tokio klausimo, ar čia ne imperija, kai dabar Norkus iškėlė nepasiskelbus imperija nuo Algirdo iki Vytauto, o aš dar priduriu visada, kad man nerūpi galia, man rūpi kultūrinė imperija, Vilnius išlaiko tą vaidmenį iki pat 19 amžiaus. Man to pakanka net imperija, metropolis, gal net ne imperija, kartais jau su galia, jėga, karinė, bet metropolis kaip dvasinis metropolis Vilnius išlieka. Na va. Dabar, kai pasako Maskva, kad čia viskas yra Litovska-Ruskąjį государство, paprastai nutylima Orša. Su Ostrogiškiu. Ostrogiškis nutylimas, Pečioros Lavra nutylima. Ir tada, bet pradedama meluoti. Bet melasas prasidėjo nuo 500 metų senumo. Žiūrėkit, kas įvyksta. Zosimas Filofėjus, kada, labai sutampa. Dar nemačiau nei vieno rusų istorijų, kuris gražiai taip suvestų. 1510 metais jau Ivano III jis yra miręs, jau yra Vasilijus III, jam rašo laišką Pskovo vienuolis. Filofėjus, o vadovauja Zosimui. Iš kur jis, aš žemėlapį nepadariau, kažkur va čia. Žiūrėkit, iš kur, matot? Peipusų ežeras, va iš tos vietos, kur raudonas taškelis. Nu kažkodėl Maskva ką tik paėmė. Iš karto atsiranda pataikūnų, kurie rašo. Vasilijui III. Ką jis sako? Jis sako taip. Buvo dvi Romos,
Taip, pirmoji Roma krito. Krito, trečiasis stovi. Kas tas trečioji ta Roma? Roma tikroji atseit žlugusi, sunaikino ją Liuteris, turkai sunaikino Konstantinopolį, o trečioji stovi, tai tu, Vasilijau. И четвертому не бывать, ketvirtai Romai nebūti. Tai va, tai yra pats primityviausias paaiškinimas, ko nori Putinas. Sakytume, tikras krikščionis, trečiosios Romos kūrėjas, jam nepatinka, kaip Liuteriui nepatiko Romos ištvirkimas, popiežiui, daro vaikus, ne maldynus ir taip toliau. Negeras. Turkai irgi negeri, galvažudžiai, teroristai, kuriam šventąją Romos imperiją. Nu, aišku, kad tai melas yra, kuris yra pateisinantis. Kažkada KGB užsakė, kad ir vodka tada atsiranda. Rusų protui reikia šalia, kad trečiosios Romos idėjus. Šventumo, dar būtų ir vodka po ranką. Tai Pochliopkinas sukūrė, jis turi ir ruskai vodkį. Ir ką jis sakė? Koks argumentas pagrindinis? Reiknėmis, ne šaltinis koks nors. Tai yra ten toks šaltinėlis, kad šventai kažką pirkė, tai turi, bet be nuorodus į šaltinį, be savokų. Bet tai yra javų ūkis. Ukraina negali ir Lenkija būti vodkos tėvynė, nes jie javų ūkį neturi. Labą dieną. Vis laik įsivaizdavom, kad Gdanskas, kuris aptarnauja Amsterdamą, yra javų ūkio uostas. Gdanskas. Vysla, į Vyslą teka mūsų upės, mūsų Narvas, Bugas, ir net Nemunas kažkuria prasme per Karaliaučius tai mažesnis faktorius. Sako, nėra javų ūkio. Nu, kaip tai ne? Voluinė yra mūsų javų ūkio branduolys, net galim sakyti, o Voluinė yra ant Bugo. Per Bugas teka į Vyslą, prie Varšuvos įteka. Tai aš atsimenu, Gudavičiui pasiguodžiu, sakau, jūs žinote Pochliopkinį? Nu, girdėjau. Sakau, nu, kaip jūs manot, kad ar Maskvoje tikrai yra javų ūkis? Nu, koks tai tu javų ūkis, atsimenu, telefonus įspjauna. Sak, ten uodai, kamarai, nu, kažkaip taip, pelkės ir uodai. Tai va, trečioji Roma, rosijaniško, su jų ta vodkė, pavogta iš LDK, mano įsitikinimu. Nes mes 1510 metais jau turim Horilkos šaltiniuose paliudimą. Horilka. Harit, Dino Harėloje tai yra ne kas kitas, o Samanė. Arba mes dabar visi lietuviai patriotai, kurie geria vodkį, tai žinokit, geria Maskvos gėrimus. Vodkė tai yra Maskva. Tikras gėrimas yra degtinė, Samanė. Ta jau čia atskiras ekskursas, pamastom Baltijos kelio progą. Na va. Bet kas svarbiausia iš viso šito šneka? Iš viso šito šneka, kad visai nėra ukrainiečių tautos. Visoj to istorijos esą. Nu, yra apie ukrainiečių tautą, yra kažkiek kaip apie, nu, manyčiau, uzbekus, gruzinus, gruzinai gal ir daugiau verti, nors, nu, tiesą, nežinau, gal ir uzbekai verti. Bet ukrainiečiams yra kokie 5 puslapiukai visoj to istorijos esą senoji. Ir viskas. Bet tas yra būdinga visai istorijai. Ką tik perskaičiau Marką Leotą. Nėra mėly. Šiuolaikinis pats prašmatniausias vakarų istorijos. 2022 metai. Ukrainiečių tautos nėra. Kodėl nėra? Dėl to, kad vyrauja senoji paradigma. Romantizmo paradigma. Lemia valdovai. Ne tautos, ne visuomenės, o valdovai. O jeigu valdovai, tai kas Maskvoje sėdi? Iš Kijevo Riurikaičių idėją nusinešė. Nu va, šitokiu būdu monarchistinė idėja tarnauja imperializmui. Tauta kaip tokia, ji nereikalinga. O jeigu to nereikia, tai tada nebeaišku, iš kur ukrainiečių tauta, nebesiaiškina. Tada ukrainiečiai puola sakyti, Maskoliai, hamai, juos mušt, nes jie yra kacapai, bet tada vis tiek nepaaiškina. Nu, gali, aišku, pasiguost, kad, nu, nesijaučia turbūt
nacių palikuonys vokiečiai Romoj Gaspadoriais. Nors Roma kažkada buvo Šventosios Romos imperijos toks pavadinimas sostinė. Ir Otonas netgi rezidavo Romoj. Jau tos Šventos Romos imperijos imperatorius. Bet Šventoji Romos imperija tapo vokiečių valstybė. Net 15 amžių priduriamas tas žodis yra. Bet Roma yra, bet aš sakau, tada tokiu atveju visi įsivaizduokim, kad po Romo vaikšto vokietis ir sako, italai, jūs pasislinkit. Čia ne jūsų. Nu, tai, bet jau rusai taip nori su ukrainiečiais daryti. Nu, tas tai tikrai neišteks. Tiek ukrainiečiai maskoliams neleis daryti. Bet jie patys nepaaiškina iki galo su senaisiais instrumentais, monarchistiniais instrumentais, kad Putino Riurikaičių idėjos pasiėmimas iš Kijevo po mongolų, iš Lietuvos gi persikėlė ir bažnytiniai vadai. Nu ir dinastija atsiranda pas Borisas Čerkasas sako, kad atsiranda pas Vetičius. Vetičių žemė yra Suzdalė, Vladimiro Suzdalė ir iš ten atsiranda Maskva. Va. Jeigu nėra ukrainiečių tautos, tai nėra ir kalbos, nėra ir literatūros ir viskas. Ir tai pakartoja po šiai dienai. Žymusis Timotis Snyderis pastebėjęs tą oksimoroną Putinį. Nėra ukrainiečių tautos, bet ukrainiečiai yra nacionalistai. Labą dieną. Durnesnio sakinio negalėtum pasakyti, čia tik žemaičiai mes galim suprasti. Kad baisė skane, beprota protinga, beprota merga protinga. Nu tai čia Putinas sugalvoja, jie nacionalistai, bet nacijos nėra ukrainiečių. Nu, tokia turim istoriją. Dėl kalbos šitoje pat einu jau pabaigą. Žiūrėkim, kur yra. Čia Maskvėnų žemėlapis. Man labai patinka šitas žalias politinis. Zapadno-ruski. Nu, čia maskvietiška terminologija. Nu, kas minėjai tai yra? Nu, LDK. Kokia ta kalba? Nu, Vytauto raštinių kalba, Lietuvos statutų kalba. Tai Zapadno-ruski язык. Tai kur Putinai citavo Kievrą? Nu, va ten kažkur, matot. Toli. Vadinasi, mums reikia vėl surasti, išmokti santykį, kai lietuviai barasi dabar su litvinistais. Mėlėjai, išmokit skaityti pirmąjį Lietuvos statutą. Būtų gerai, kad ir trečiąjį. Paskaitykit, tada nereiksit, nes ten Sapiega sako, pagaliau turim teisę savo kalbą. Nu, savo. Sapiega mūsų. Mūsų. Leonas Sapiega didysis, Mykolo bažnyčia, lelele. Lietuvos statutas irgi mūsų. Mūsų. 19 amžiuje kas yra lietuvis? Apie lietuvių kalbą nešnekam. Lietuvis yra tas, kuris laikosi Lietuvos statuto. Kaunasi už laisvę ir yra draugystė su Lenkais. 3 lietuvių bruožai charakterio. Lenkai kažkodėl bjaurybės, matot kokie? Tu Lenkas už kalniuko žyvakis kaip pelniuką, tuo metu nesakoma. Bet va, turėkim galvoj, kad šita kalba yra lietuvių tautinė kalba, vytautinė kalba. Tie, kurie bando šakotis prieš kirilicą, prieš dvigubą V, tai Vytautas jau įsivaizduokit, kad sėdite ant Vytauto baslių. Tada prisiminkim Dlugošą, kur Vytauto karivukai sako, karkimės greičiau, Vytautas atjoja. Nes Vytautas pasodins ant baslių. Už tokias jūsų tautinės istorijos nežinojimus. Dėl to Putino istoriją reikia studijuoti ir išmokti. Na, einam dabar po pabaigos jau, čia va tos kalbos pažymiai, čia yra Soborovo, čia ukrainietiški raštai, va mūsų visiems lietuvių tautininkams, patriotams, prašau pradėti skaityti. Čia yra Lietuvos metrika. Jeigu nemoka, tai nustokit reikaut prieš bet ką. Apie istoriją 2 iškart gauna, nu ir viskas. Sako, kodėl tu rašai pažymius? Nu, dėl to, kad 40 metą darau toks standartas. Nu, va, nu čia ukrainiečių chaziačia, čia dar tokie smulkiai, jau net nemelaikau, pas Putino istoriją absoliučiai nėra hetmanato. Visi įsivaizduojam, kad, nu, šitas veikėjas sukūrė Bogdanas Chmelnickis Ukrainą, Rusijos sudėtį, nu, mėlėjai, sukūrė hetmanatą, kuris yra tam tikra protektorinė valstybingumo forma, jį, aišku, pavaldi Rusijai,
bet ta savarankiška valstybė. Bet ta savarankiška valstybė turėjo, jos teritorija yra, ir po to turėjo visai kitokius hetmanus. Visų pirma, Ivaną Mazepą, kuris ėjo su švedais. Tai va to čia jau Putinas tęsė Petro I tradiciją. Petras I ištrypė viską, sutrypė Baturiną, hetmanato sostinę, žiauriai išžudė visą miestą. Čia tas istorija turi. Nu va, čia Mazepą. Nu va, bet čia va dar paskutinį melą pasakau, kurį Stalinas pakartojo. Sako, rusų tauta yra didi. Visi esam girdėję. Oi, kokia didi kultūra. Neprilygti nei kokiems prancūzams, nei britams, nei vokiečiams. Tik rusų kultūra ir tauta yra didi. Ar ne taip esam didi? Pirmiausia, suskaičiuokim, kur tas didumas ant ko remiasi. Taip pat paaiškėja. Čaikovskį mes mylim šiek tiek, ne? Bet labai. Dostojevskį, Tolstojų, Čechovą. Jeigu visus sudėsim su visokiais Prokofjevas, Rachmaninovais, ką tik norim, Mussorgskiais, 1861 metai, 1922 metai. Nuo Baudžiavos panaikinimo Aleksandras II rašęs laišką Lincolnui, kad mes abu prieš vergiją, Amerikos prezidentui, kuris kaunasi su Pietų federacija, ta buvo prieš negrų laisvės. O tai Aleksandras prieš baudžiauninkus. Baudžiava mes bereikalo vartojam tą žodį baudžiava. Tai yra vergyja. Mes ką tik tebesam vergų palikuonis, mylėjai lietuviai. Mūsų vergovai pasibaigė 1861 metais. Dar baudžiauninkai yra verdami verdančių vandenių. Bet tik pažiūrėkit filmą. Danų. 1754 metų. Išverda baudžiauninką, Danas. Nes jam patinka virti baudžiauninką. Tai čia lietuviai galbūt ne tokio griežto fakto nesu užfiksavęs, bet yra panašių dalykų. Visko turim. Mes dabar labai mylim Radvilas, Sapiegas tos pačius. Mes nematom, kas su ką susikauna. O Aleksandras tikrai susikauna su Rusijos nelaisve. Ir kas tada atsiranda tie Rusijos lyderiai. Bet čia būtų dar smulkmenkas, bent žinoma. Čia yra melas absoliutus. Iš kur yra atsiradę, kad didžioji rusų tauta? Nuo Velykarosai. Yra Malorosai ir Belarosai. Iš kur tie trys tautai? Tai yra dėl to, kad yra vėl oksimoronas. Tauta tai viena. Nu čia katalikai gali suprasti su krikščionimis. Nes labai jau kokiems nors man, kaip arijonai, šiek tiek sunkiai suprantamas yra. Kaip vienas dievas, bet vis tiek trys. Ne? Čia nelendu į jūsų religinius jausmus. Bet vis tiek vienas ir trys. Tai yra metafizinė problema. Arba tiki, arba netiktų. Tai čia tas pats. Teofanas, ką pasako? Kad tauta yra viena, tai rosijanai. Ir tarp kitko perima nebe Rusia, įtikina Petrą I, kad tu nesi iš Liudvikaičių, tu esi iš Romanovų. Geriau kūrėm naują imperiją. Tai yra tokia fintas toks padaromas, kaip naujas triušis iš skrybėlės. Rosijska imperija nebeturi nieko bendro su Kijevo imperija. Tai ta Rosijska imperija, bet kartu ji yra, ta viena tauta yra iš 3 dalių. Čechovas, pavyzdžiui, kas myli Čechovai, norint išgelbėti per teatrą pasaulinį. Čechovas yra Malorosas, iš Taganrogo ir specialiai tą pabrėžinėja. Jis ne Velykarosas. Čaikovskio pavardė, ką sako, Čaika, senelis iš Poltavos. Kas yra Čaikos? Kazokų laivai. Tai žodžiu, jeigu reikės iš Velykarosų, atimsim, ką reikės. Ką čia labai myli visi. Bet čia reikės atimti, perduoti ukrainiečiams. Va, bet irgi ne čia esmė. Esmė yra, kad yra ta trinarė tauta ir 1 ir 3 kartų. Ir tai yra iš Teofano. Ir tuo pasinaudojo Stalinas. Tada ir sako, Velykarosai sukūrė didžią kultūrą. Tai Velykarosai. Tai yra tik tai atskira didžiosios tautos narys. Nu tai va, ir važiuojam toliau. Ta trinarė, kuris sukūrė tokį reikalą.
Nu ir ta nutylėjimą. Čia dar, kam nors kas įdomu, galėsim pašnekėti. Kažkada Europą atkreipė dėmesį, jie į Azovą. Kas sugalvojo, kad Europa, kodėl čia lietuviai klykiai iš laimės prie Molėtų Europos centrą atradė? Blefas, mėlėjai. Nes tos blefas yra tam, kad pasakyti, kad Uralo kalnai yra Europa. Europo kalnai yra Jekaterinos idėja, kurios nebuvo iki tokios Europos. Europa buvo, žiūrėkit, kur matom. Jezovas, su Maskva tik tai geriausia atveju. Nu va. Ir trečias didysis melas yra jau čia, bet jau čia palikim diskusijai, kad visą to prireikė tos Rusijos tokios istorijos, Rasijos istorijos, pasinaudojant net Bizantijos paveldu, kad pasakyti, kad Rasija juda lygiai taip pat kaip vakarų visuomenė. Norint pasakyti tai kaip vakarų visuomenė, reikia pasakyti, kad yra ne tik tas Engelso blefas su pirmykštė visuomenė, kurią tik iki Gimbutienės pasekėjai, kad buvo graži visuomenė, draugiška, ir tik tai barzdoti apžėlusiom kojom europiečiai ją sugadina, ko aš netikiu. Tai va, tada ją pakeičia vergovės epocha ir tada ją keičia kapitalizmas. Leninas ką rašo? Развитие kapitalizmą в России. Vystimasis. Nebuvo to kapitalizmo. Gudavičius man atsimenu šnabždėdavo. Bet sako, bet tyliai. Tai buvo didžiausia erezija. Žinokit, aš manau, kad Rusija nebuvo feodalizmo. Bet jau garsiai to nežinau. Čia yra didžiausias antikomunistinis pasakymas. Rusijoje nebuvo feodalizmo. Rusija yra savo keliais, yra mongoliškas turbūt. Didžiausia tikimybė. Čia ačiū valdžiai šitėjai. Na va. Ačiū.